Sveiki, mano vardas Elena. Artėjant rudeniui kilo aktualus klausimas, kaip išgyventi adaptaciją, kaip palengvinti adaptacijos laikotarpį vaikui. Adaptacija darželyje yra svarbus ir dažnai emociškai sudėtingas etapas tiek tėvams, tiek vaikams. Štai keli patarimai, kurie gali padėti palengvinti šį procesą. Palaikykite pastovumą. Vaikams labai svarbu pastovumas ir rutina. Sukurkite dienotvarkę, kurioje numatyta, kada einate į darželį, kada grįžtate, kada poilsiaujate, kada valgote, kada miegate. Labai svarbus atsisveikinimas. Jisai turi būti trumpas. Išvenkite ilgų emocingų atsisveikinimų. Sukurkite trumpą atsisveikinimą, kažkokį ritualą. Jis gali būti tiesiog duok 5, bučkis, širdelę arba kažkoks specialus atsisveikinimo žodis. Bendraukite su mokytojais, pasikalbėkite su mokytojais apie vaiko įpročius, pomėgius, galimas nerimą keliančius dalykus. Tai padės joms geriau suprasti ir prisitaikyti prie jūsų vaiko. Praneškite apie svarbius pokyčius namuose, apie persikėlimą, šeimos pagausėjimą, kad mokytojai galėtų atsižvelgti tai, kaip tai gali paveikti vaiką. Jei turite klausimų, komentuokite po video.